Sveiki, mėlyjei, tiesiai su Gediminu Merkiu, o Jėzus Marija. Gediminai, būk žmogus, padaryk linksmesnį veidą, nes toks įspūdis, kad tu vaikštai vietoj Skvernelio ir Žemaitaičio pas Oleką ir Sinkevičių ant kilimėlio, žinai, tartis kaip ten prie ko. Bet tiesiog išduosiu paslaptį, nuo ko prasidėjo mūsų su Gediminu pokalbis, kai susijungiam, kad nieko įdomaus Lietuvoje nevyksta. Tikrai nevyksta. Tikrai nevyksta. Ir žiūrėk, nuo ko, aišku, čia prisimink, prieš savaitę, čia kai tik atsistatydino Paluckas, čia paskelbė Inga Ruginienė, kad bus socdemų kandidatė į ministrus pirmininkus, mes jau tą truputėlį aptarėm, reiškia, bet Skvernelis. Su Nemuno aušra nedirbsiu. Sinkevičius nedirbt negalima, aš savo žodžių neatsisakau, bet egzistuoja matematika. Žemaitaitis po susitikimo su Sinkevičium pasakė, kad mes norime likti koalicijoje, viskas yra gerai, viskas yra sutarta, suderėta. Sinkevičius sako, nieks nesutarta, nesuderėta. Skvernelis dar iki antradienio popietės buvo toks, čia kitų partnerių ieškosim, žinok, apsinų triesdami. Antradienį 10:11, mes einam, norim dirbti koalicijai, bet turim savo pasiūlymų. Ir tu žinai apie tai, ką mes su tavim šnekėjom ilgą laiką ir įrodinėjom, kad tu negali kovoti su sistema, būdamas sistemoje. Šiandien mūsų šitos visus įrodinėjimus, galbūt profesorius Gediminas Merkys daugam yra marginalas. Kai jisai šneka tiesiog iš lempos. Apie Arną Klivečką iš vis nekalbėkim, ten žemiau negu marginalas. Bet tada, kai dviejų kažkieno tai įsitikinimų patyrusių marginalų dėstomas pozicijas patvirtina Jansonas, tai jau tada nebelabai gali prieštarauti. Nemuno aušra prieš 9 mėnesius atrodė baisesnė, negu iš tiesų yra, arba kitas variantas, kad buvimas valdžioje arba buvimas tiesiog politikoje sušukuoja net ir labiausiai pasišiaušusias partijas, jis egzistuoja. Tai jeigu vertinti tai, kas buvo per 9 mėnesius, kažko tai tokio jau wow, blogo ar greunančio kokius nors pamatus Nemuno aušra nėra padariusi. Blogo ar greunančio pamatus Nemuno aušra nėra padarius. Gediminai, ir visiems, kaip čia sako, visiems priešams ant zlasties Remigijus Žemaitaitis. Aš visą laiką dirbu vardan valstybės ir vardan žmonių, nepaisant to, kad kai kurie kuriami naratyvai arba propagandininkai įsijuosi jau antrą savaitę išmetinėja Nemuno aušrą, bet labai džiaugiuosi LRT tema, kuri buvo ketvirtadienį organizuota. Ar pritarėte, kad Nemuno aušra būtų pašalinta iš koalicijos, bet LRT nesugebėjo parašyti straipsnio, tai tik 25% LRT pasakė, kad turi būti pašalinti, bet kad kita būtų pašalinta, pasakė 75%. Tai kągi, aš dirbu valstybei, sistema sušukuoja net pačias revoliucioniškiausias partijas. Viskas, mes priėjome logiškos pabaigos. Profesoriau, ką? Daug minčių čia kyla, kad nieko baisaus nepadarė, tai mes galim grįžti prie konservatorių, prie kaip ten ta Armonaitės partija, kokia Laisvės partija. Tai norėjo, reiškia, narkotikus įteisinti. Taigi čia buvo bomba padėta po valstybės, po jaunimo socializacijos, po valstybės ateities pamatais. Iš pradžių sakė, kad ten, dekriminalizuot, kad ten jaunimą pagauna, tada tuoj metų duoda, kad čia greuna likimus, tai negreuna, yra malonės, tegu pagulė ant naro, užmeti, jeigu bendradarbiauja, jeigu priduoda dilerius, galima, teismai turi didžiulės galės, tegu ten
pakeičia baudžiamajam kodekse normą, reiškia, bet tas čia labai baisu buvo, paskui jie perėjo prie to, kad įrašė visus praktiškai narkotikus. Iš pradžių ideologiškai kalbėjo apie tai, kad tik tai žolytė, ten ta, paskui, reiškia, buvo bandymas dekriminalizuoti viską. Ir ką tai reiškia, kai tu dekriminalizuoji, tai tu atimi iš teisėsaugos rankų įrankius. Dėl to, kad prie dabartinio telekomunikacijų, taigi ten labai naudojant sutartinius ženklus, ten kokią kačiuko nuotrauką pasiunčiant, čia galima žinutę pasiųsti, kur pasimti, kur paduoti. Ir jeigu ten, sakykime, mažai randa, nieko negalima, jokių procesinių veiksmų pradėti. Tai čia yra lobis dileriams, tai čia būtų, narkušinė reiškia, bet kažkaip sveikas protas tam durnių laivė atsirado kažkoks pakraštėlis proto ir nepriėmė to, bet jau ta bomba ciksėjo. Dabar žiūrėkit, jaunimas narkotizuojasi, tų grėsmingų su letalinio įvykių daugėja ir taip toliau, reiškia. Tai va, prašau, apie prieš tai buvusią koaliciją. Dabar kalbėkime apie konservatorius, tai kas ten buvo su tuo kaliu, Ural kaliai, tai dabar dar pasirodo, ten yra Rusijoje bankų, kurie ten prekiauja, taip toliau, net jungtino Swifto, taip toliau. Ir ką ten, reikėjo būti šventesniem už popiežių. Dabar profituoja Ural kalis, o ne Lietuva, sakykime. Ir ten daug visokių ten tų cirkų, ten pjudytis su ta Gruzija, mokyt visus gyventi. Ir, sakykime, ką pridarė su švietimu, kur tie 10 balų, čia dabar keikia dabartinę ministerija, nacionalinio švietimo agentūra, jiem pakišo tą kiaulę. Ir baisiai kiaulė, dėl to, kad ten kažkiek tai laiko nebegalima keisti žaidimo taisyklių. Reiškia. Tai tada jie paėmė, pridėjo taisydami padėtis, nes būtų atskirais atvejais 60-70% tų formaliai išlaikiusių, bet nebūtų galėję eiti į aukštasias mokyklas. Tai tada, nežinau, dalis jų būtų išvažiavę, atsiprašau, į užsienį. Pavyzdžiui, kad ir tą pačią Britaniją, ten yra pilna šitų koledžų žemo lygio, kodėl jie įsivedė tą reitingavimo sistemą. Kokioje Vokietijoje arba Prancūzijoje nėra prastų aukštųjų mokyklų. O reiškia, Didžiojoje Britanijoje, Amerikoje jos yra realiai labai skirtingo lygio. Yra elitinės tikrai pasaulinės ir, sakykime, iš kolonijų buvusių Britanijos atvažiuoja buvę vidutinės klasės atstovai, jų vaikai, jų išsilavinimas yra 6 klasės, 7. Kodėl Britams nepaimti jų į tos koledžus žemo lygio? Mokėkit pinigus, per tai mes išlaikom reiškia kultūrinę, politinę įtaką, nesvarbu, kas tu grįši, būsi diplomatų, kariškių, verslininkų, valdininkų, teisėjų, politikų, tu būsi pro-britiškas, pro-europietiškas. Ir krūva lietuvaičių išmirštančiam, negimdančiam krašte abiturientų būtų ten išvažiavę į tas, reiškia, žemo lygio koledžus, visi urmus sustot. Per kreditą dabar galima pasimti, tik susimokėk, reiškia. Ir dabartinė valdžia švietimo buvo priversta kažką daryti, kad šitą. O užmaišė tą peklą, tai konservatoriai, Šiugždinienė, toks, kai sakoma, Skaudžius toks buvo, paskui buvo, kaip ten tas, kur iš Mostos atėjo, Jakštas. Irgi Igničio akcijų turėjo. Smulkusis Igničio akcininkas, reiškia. Taip, kuris kažkada sėdėjo Mostoj, numetė jiems skvernelis Igničio akcijų, suprantate. Tie žmonės, tai man atrodo, aš dabar nesakau, kad tai yra faktas. Ta, ką pasakysiu, yra nuomonė ir prielaida. Aš manau, kad būtent Jakštas buvo tada Mostoj ekspertas ir jis pakišo anuometiniai ministrei šitą Jurgitai Petrauskienei skaičiukus, kad 6 000 pedagogų perteklius Lietuvoje yra.
Taip. Dūsta ta Lietuva nuo tų pedagogų kaip nepakartų šunų, suprantat. Paskui, nežinau, praėjo pusmetis, reiškia, paaiškėja, kad mokytojų trūksta apie 2000, šaly, kur nėra net 1000 mokyklų, mokytojų dalykininkų trūksta 2000. Jų trūksta netgi didmiesčiuose, ne tik kažkokiuose ten, sakykime, gyvatiškėse. Reiškia, specialistų trūksta, logopedų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, mokyklų psichologų, mokytojo mokinio asistentų trūksta. Pasirodo, vat, atlošą turi, įsikipk, reiškia, ir skaitytojai apsižiūrėkit, kai sakoma, kad kampuotų daiktų nebūtų. Reiškia, direktorių vienu momentu ar 200, virš 200 ar 240 trūko. Dabar ta direktoriaus alga nebėra, jau tokia niekinė, ten kažkur 2 su kapeikom. Jeigu labai didelė mokykla, tai atitinkamai dar ten kokie 2-300 užsimeta, tai sakykime, ten gau 2,5 tūkstančio eurų į ranką stabiliai. Sakykime, gal čia kam sostiniai yra niekinga, bet tam biudžetiniam sektoriui čia jau yra neblogai, trūksta tų. Tai kas reiškia, gerai, čia buvo valstiečių ministrė, primelavo ir ją paskyrė, išvažiavo jinai į OECD, tą atašė. Toliau ir ypač jau konservatoriais, švietimo ministerija konservatorinė, jie slėpė, kaip tai, EBPO ar OECD organizacija, taip ir taip. Jie falsifikavo statistiką, reiškia pedagogų atlyginimo, mokslininkų atlyginimo, reiškia. Jie ten duodavo ne už etatą, reiškia. Jeigu kažkas dirba dalim etato, jie padarydavo ekstrapoliaciją, kiek kainuotų jo atlyginimas, jeigu jis turėtų etatą. O toliau labai daug kur. Mokyklos ir ypač universitetuose nieks nedirba vien už tą pliką etatą. Turi projektų, turi dar kažkur, sakykime. Tai tada, jeigu tu 1,5 etato dirbi ir tą projektą turi, ten kitą kartą iki 300% leidžia priedus išsimokėti, jeigu tu iš kokio Eurosąjūzo atsipumpuoji, reiškia, pinigus. Tai tavo tą de facto įkrenta atlyginimą, jisai čiuožia į statistiką. Dar, jeigu tu, sakau, 1/2 etato dirbi arba 1/4, tau pritaiko ekstrapoliaciją ir tarsi padaro, kiek tu gautum turėdams pilną etatą. Kaip telefoniniai sukčiai, reiškia, čia sukiša, nusiunčia ir Lietuva ten buvo kažkada, tai aš dar gal kokiais 20 metais žiūrėjau, Lietuva buvo ten paskutinė, ten, reiškia, buvo mokytojų turinčių 14 metų stažą, koks jų yra atlyginimas per mėnesį, reiškia, paskaičiavus kažkaip tais išlygintais pagal perkamąją galę doleriais, standartizuotais pagal perkamąją galę doleriais. Tai pavyzdžiui, tokia Kolumbija, kur, reiškia, 3 kart mažesnis BVP pro capita negu Lietuvoje. Lietuvos atlyginimas mokytojo kolumbiečių sudaro 58%. Ir reiškia... Palauk. Tu nori pasakyti. Kas čia tą padarė? Čia konservatoriai tą padarė. Valstiečiai tą padarė. Tu nori pasakyti, kad kolumbietis auginantis, reiškia, koką ir darantis narkotikus yra labiau išsilavinęs pagal švietimo darbuotojų atlyginimą negu lietuvis. Aš galiu pasakyti kokią potekstę. Aš tada 20 metais domėjaus, kas čia įvyko. Čia labai įdomus dalykai. Ten, išskyrus ten tą Kubą ir gal ten Čilę, ten nebuvo komunizmo. Ten yra labai didelis stratifikacija visuomenės, socialinis susiskaldimas. Ir reiškia, ten aukštasis mokslas nėra taip masiškai prieinamas. Ir ten tas toks, tradicinis tas 20 amžiaus vidurio kapitalizmo, ten yra jo daugiau išlikę. Tiesiog, jeigu tu jau baigi tą universitetą, kažkaip ten ta sistema, ten tada linkusi tau daugiau mokėti. Bet pro capita BVP ten 3 kart mažesnis jisai negu, ar kažkiek, ar 2 mažesnis negu Lietuvoje.
Aš įkreipiau galvą, žiūrėjau, kaip taip gali būti, reiškia, PVP mažiau, puslaukinis kraštas, ir ten, nu ir tai va, tai reiškia, sako, kad nieko nepadarė. Čia Paksas savo laiku baubas buvo, aš nesu jo gerbėjas, bet jis buvo labai riboto protelio, jis ten irgi nieko blogo nespėjo pridaryti, reiškia. Blogis tai praeitį Lietuvoje, tai ir išeidavo iš socialdemokratų, iš darbo partijos, iš valstiečių partijos, ypač iš konservatorių, iš liberalų, iš laisvės partijos. Tai tie griovė valstybę, reiškia. Mes čia galim kalbėti. Palauk, aš suprantu. Tai bet tu nori pasakyti, tu pažymėjai, kad blogis iš socialdemokratų. Ir štai dabar Jansonas pasakė, kad sistema sušukuoja ateinančius revoliucionierius. Sušukuoja ir sušikuoja. Sušikuoja. Va, Remigijus pasakė, aš dirbu valstybei, jau sušukuotas, su marškinėliais, nors eidamas sakė, kad mokyklų, gimnazijų nenaikins, kad sugrąžins, reiškia, švietimą į regionus. O tai dabar ką, po visų šitų tavo pavyzdžių, kad, reiškia, konservatorių manipulacijų ir prirašymų politika, žlugdymo politika tęsia tie patys Popovienė ir Remigijus tapo štai šitos sistemos raiteliu. Jie dabar dalina skautų stovykloje sriubą, kada prieš tai buvusi pamaina vyrėjų įmetė ten ūkiško muilo, supranti. Ir jie dabar tą dvokiantį sriebalą turi dalinti visiems ir aiškintis. Ir dabar yra toks labai geras, be kalties kalti, Dostojevskio, reiškia, romanas, bez vynai vinavatai. Paskui sako, Bayeris toks yra, ką tai reiškia, negeri vyno, kaltink save. Reiškia, tai dabar Popovienė vyno negeria, bet iš tikrųjų dabar kalta yra be kalties. Reiškia. Tai būkim, kaip ten sako, dabar Kontrimas sako, būkim turtingi ir teisingi. Pakeitė patarlę, būkim teisingi, būkim turtingi, bet teisingi. Gal tikrai būkim turtingi, bet teisingi. Reiškia, ne jų čia kaltė yra. Jiem juos pakišo dabar. Bet ir viskas. Reiškia, bet matyt galvas kapos dabar prakeiksmai ir patyčios eina jų adresą. Apskritai, vat, pavyzdžiui, dabar galvoja čia socialdemokratai, kas čia kur matė kokią socialdemokratiją. Pas mumis jau yra pagal BVP žmogui, mes jau peršokome Europos vidurkį. Lietuva senai nebėra valstybė ubagė. Aš 5 kart persitirkinau prieš 3 metus, kai sužinojau, kad Lietuva BVP galvai daro daugiau negu Portugalija. Portugalija kolonijinė valstybė, Brazilija, Portugalija išneka Afrikoje. Nu ir kas, o tu jauti tą? O tu jauti tą? Toliau. Stop, o tu jauti tą? Kad galvai daugiau davo. Pabaig. Pirmo pasaulinio karo nebuvo, antro pasaulinio karo nebuvo, trėmimų nebuvo, kolchozų nebuvo, savchozų nebuvo. Kaip ten, nei Mesytės, nei Dešrytės, vien raudonos vėliavytės. Mes jau perspėjom tokias šalis, reiškia, ten kažkur su Ispanija, su Graikija, taškas į tašką einam. O atlyginimai, kyla, negali sakyti, bet mes pagal tą gerovę, tai mes tikrai atsiliekam. Dar vieną dalyką noriu pasakyti. Reiškia, buvo tas prakeiktas darbo kodeksas, kur atseit tipo liberalizavo darbo santykius. Gal ir neblogai. Amerikoje, pavyzdžiui, labai liberalūs yra. Ateina, pasakai, aš nebedirbu, tu nebedirbi ten, už dalį paros išmoka atlyginimą ir čiau braškė, susitiksim kompot. Yra savotiškas žavesys, bet kokie jie kiaulystė Lietuvai pakišo, reiškia, Lietuvoje yra profsąjungos. Ir visam civilizuotam pasaulyje yra profsąjungos. Ten, kur profsąjungos stiprios, gyvybingos, ten yra daug gerovės. Pavyzdžiui, Vokietijoje, ten jie labai derasi, Vokietijoje ten tų streikų mažiau būna, ten profsąjunga dėl tarifų kantriai derasi. Dabar profsąjunga yra vienintelė NVO, tokia, negovernmentalinė struktūra, kuri yra įtraukta į konstituciją. Antra yra pažangių šalių patirtis. Ką padarė tie socdemai, ten Butkevičininkai? Jie, ar ten kada vėliau, darbo tarybas padarė. Ką reiškia darbo taryba? Tai pavyzdžiui,
Tai yra absurdas. O dabar, pavyzdžiui, universitetas, kuriame man tenka darbuotis, didžiulis Kauno universitetas, etiketo sumetimais nesakysiu pavadinimų. Ten yra tūkstančiai dėstytojų, personalo, taip toliau, nesugebėjo išsirinkti darbo tarybos, nes nieko jos fiktyvios yra. Užuot atvėrę, užuot užsiėmę tokią teisėkurą, kad atverti, pagyvinti profsąjungas, duoti jiem daugiau ten galimybių, daugiau skatulių, kad tos mūsų profsąjungos konverguotų į sakykime, vokiškų, skandinaviškų profsąjungų modelį. Nepadarė kažkokias dvasiškai iškastruotas darbo tarybas, kurios net didžiuliam universitete. Universitetai ir apskritai kartu su universitetiniam klinikom ir hipermaksimum yra patys didžiausi darbdaviai Lietuvos. Ir reiškia, net ten nesusikūrė, neišeina darbo tarybos išsirinkti. Antras, kas darbo taryba? Darbo taryba tai ten praktiškai paskirti, ten nėra tų tokių sąžiningų rinkimų. Antras dalykas, gerai, ten kokie medkirčiai, sakykime, ten kažkas įvyko, koks konfliktas, tie patys medkirčiai ateina, pasidės benzapjūklą ir eis darbo tarybos klausimus spręsti. Absurdas. Profsąjungoje yra šakinės struktūros. Jeigu tu ten tą vietinį profsąjungietį, tu ten dar gali jį pašpilkuoti, pagazdinti, ten, sakykime, dar kažką. Tai ten, kur yra žmonės federacijoje sėdi, jie jau nebėra niekieno samdiniai. Jie yra profsąjungų samdiniai. Yra teisininkus turi kiečiausius. Vat kažkada Obama Amerikoje buvo NVO ir profsąjungų teisininkas, darė karjerą. Ir reiškia, tada profsąjunga yra jėga. Ir kaip pasako vakaruose, kad vakarų biznierius, verslininkas, gamybininkas, menedžeris bijo tik dviejų dalykų. Mokesčių inspektoriaus ir šakinės profsąjungos. Saviškio gal nebijo, bet šakinės profsąjungos lyderį. Nes tie ateis ir, kai sakoma, tai padarys iškreiptų būdų, kad mažai nepasirodys. Tai gal dabar ta Ruginienė iš profsąjungų ateis, gal kažką, bet kaip jie puola vargšę spardo. Palauk, biškutėlį. Viktorija Čmil niekam nekliuvo. Viktorija Čmil jos kilmė nekliuvo. O dabar išnarstyti iki 9 populiarų. Tu nori pasakyti, kad dabar viena viltis, kaip tu pasakei, kad profsąjungos yra gėris, kad Vokietija bijo profsąjungų, kad atėjusi buvusi profsąjungų lyderė, kovojanti už darbo žmogų į premjero postą, padarys taip, kad ir čia būtų profsąjunginė gerovė. Tu sakai, ją reiškia dabar po kaulelį išmirinėja. Ne tą atvedė. Buvo netikėtumas tai giluminiai valstybei, tiem visiems Tapinam ir Černiauskam, kad paskirs Ruginienę. Bet aš jos ginti nenoriu taip kaip tu, kadangi man jinai neturinti patirties ir kadangi neturinti tame. Taip, kadangi jinai neturinti tame patirties, tai aš tau garantuoju, senieji bebrai apdėlios, apsodins jie bebrais ir gali būti taip, kad lygiai taip pat, kaip Jansonas pasakė apie Žemaitaitį, kad sušukavo ir, kaip ten tu pasakei, sušikavo, reiškia, revoliucinę partiją, revoliucinį lyderį, kuris su baltais marškinėliais jau dabar kalba, aš dirbu valstybei, Skvernelis irgi pasišakojo, atėjo pas socdemus, liekam koalicijoje, norim dirbti, gal kažkokie kosmetiniai pasiūlymai, bet tas pats Jansonas pasakė, dabar yra ypatinga skeletų paieška. Po Gintauto Palucko istorijos jau į kiekvieną kandidatą žiūrima ten per didžiulį nepadidinimo stiklą, ten su mikroskopu, visi ieško, kiekvienas pagaliukas, kuris turi kažko panašaus į kaulą, jau yra ištyrinėjamas ir žiūrima, ar čia ne kokia nors sena kaulinė tauga. Tai taip, tų skeletų paieškos vyksta ir... Taip, tų skeletų paieškos vyksta, Gedai. Dabar pasižiūrėk, Nausėda išsikvietė Ruginienę. Ruginienė pasakė, kad tuoj ateis, tai yra Grunskienė, su ta Ruginienė, Perkūnai. Nausėda išsikvietė Grunskienę. Grunskienė pasakė, kad dabar tuoj pat Sabučiui suteiktas specialaus liudytojo statusas, jis eis į apklausą, kaip ir Seimo narys, kaip ministras. Ateis į Seimą, dar ten kelių Seimo narių, reiškia, prašys neliečiamybės panaikinimo. Čia toks,
tie skeletai ieškomi dėl 4000 eurų. Sistema sušikinėja, plus prie visko daro sistemą valdomą. Ir Grunskienė yra to įrankis. Tiesa, čia, kai prasidėjo, supranti, tie patys Seimo nariai dabartiniai, to dar nebuvo, kaip čia drįsta, kaip čia prezidentas drįsta kištis į teisėsaugos darbą, teisėsauga turi būti nepriklausoma. Nu, tą visą senų nupirdusių babučių chorą aš girdėjau 100 kartų. Kažkodėl. Kai Grybauskaitė 10 metų tą darė, ten konkrečiai buvo valdoma valstybė pažymomis. Visi tylėjo. Teisingas situacija darė ir neteisingų personų atžvilgių darė. Dėl to visi tylėjo. Tai buvo gerai. Ne visi. Palauk, biški Gedai. Dabar jau duok man mintį pabaigti. Kada Valdas Vasiliauskas Seime įkūręs buvo komisija, kuri būtų prispaudusi šitą, reiškia, Grybauskaitės savivalę ir spec tarnybų nevaldomą šėlsmą politikos istorijoje, komisija sužlugdė 2 asmenys. Tai yra Butkevičius, davęs nurodymą Šiaulieniai balsuoti prieš 15-16 metais. Ir antras buvo, dėja, pripažinkime, Remigijus Žemaitaitis, kuris paskutiniam balsavime pasakė, kad mes nebalsuosime, nes Valdas Vasiliauskas, komisijos pirmininkas, kuris būtų Grybauskaitę paėmęs, nežinau, pas ją nėra ten tų 2 Faberže kabančių, bet už kažkurių tikrai kitų kunkolų, vidinių, hipotetinių. Simboliškai, pas ją yra 4 Faberže. Taip, ten Faberže. Tai 4 Faberže, tikrai. Remigijus atšaukė Valdą Vasiliauską iš komisijos pirmininkų, kadangi jis jau nebebuvo Tvarkos ir teisingumo frakcijos narys, ir komisija buvo sužlugdyta, Seimo tyrimo komisija prieš Grybauskaitę. Tai kodėl dabar, teisingai tu sakai, tada teisinga Cioce viską darė ir net telefonų skambučiais nurodinėdavo teisėsaugai, ką imt už Faberžę ir ko neimt. Dabar šitas, reiškia, gerovės kūrėjas išsikvietė Grunskienę ir Grunskienę kaip didžiausia, reiškia, savo nuopelną prokurorų ten, kur dabar jau net yra ir konkursai prokurorų vietas. Yra, kadangi gera alga, nurodė, kad čekučių yra ten 600 tyriamųjų, ten keli milijonai į biudžetą, kai tuo metu 100 milijonų kibeni materiai. Dabar žiūrėk, čia yra uždangos operacija, pridengti žymiai rimtesniem dalykam. Mes visi esam kilę iš valstiečių, reiškia, labiau išvengiami, bet Lietuvoje būdavo tokie gatviniai kaimai. Zervynuose dar dabar yra, man atrodo, ten išlikę, reiškia. Tai kas būdavo? Tu važiuoji Rogėm žiemą per tokį kaimą ir ten kokį 12 šunų tave persekioja. Tai ten gali ir arkliui grybšterėt, gali ir Rogės iššokti, reiškia. Šunų, kai jų yra 12, jie labai baisus. Tai žmonės ką vežiodavos, arba kokią ten kiaulės koją, arba kokį subproduktą, išverčia puskibirį kokių žarnų ir viskas. Ir tada ten tie visi šunys pjaunos, tu ramiai pravažiuoji. Tai čia tokia irgi būdavo apsaugos ir priedangos operacija. Čia grinai priedangos operacija yra, kad nukreip dėmesį nuo kitų dalykų, nuo pinigų srautų, nuo kažkokių latentinių šešėlinių sandorių, apie kuriuos mes nežinom. Nuo Graikijos vilos, kuris, sakykime, 3,5, sako ekspertai, kainuoja milijonų, bet nupirkta buvo kažkodėl už 800, visokie igničiai, visokie ten taip. Arba paimkim tokį dalyką, kaip, reiškia, čia dar Skirmantas Malinauskas dar paleido tą informaciją, kad Mockus, kurio atžvilgiu įsiteisėjo ten ir MG Baltiko ir jo to Kurlianskio, kad jie yra pakeitę daugybę UABų pavadinimus ir jie dalyvauja gynybinės infrastruktūros pafrontės valstybei tuose tenderiuose, stato ir yra naudos gavėjai. Nežinau, ten reiktų paklausti, kiek procentų ten dėl vaizdo numetė irgi dėl maskuotės dargi. Man taip kažkodėl vidinis balsas sako, kad ten dargi kokį 10-11 procentų numetė. Visą liūto dalį pasiėmė, reiškia, galimai pasiėmė, reiškia. Niekas, pavyzdžiui, nekelia. Kada šito
Skirmanto Malinausko, man atrodo, dar Skvernelio, ten paklausė, tai kodėl jūs leidot? Tai sakė, tada byla nebuvo pasibaigus, nekaltumo prezumpcija galioja. Mes būtumėm bet kokius, reiškia, pralošę teismus, žinomės tos teismus Lietuvoje. Ateitų nuo valstybės pusės, sakytų, vyksta teisiniai ginčiai, kriminalinė byla, mes tiesiog dabar ateityje atsiplaus, viskas tvarkoj, dalyvaus prioriteto tvarka rinkėjo. O dabar ant kortos pastatytas valstybės saugumas nacionalinis. Nereikia, nenorime mes, kas dalyvautų. Ir koks teismas, koks teisėjas išdrįstų, tai reiškia visiems pragrūsti. Aukščiausias teismas atlankstytų, reiškia, jie galėjo tvarkyti visada, bet, reiškia, nieks nieko nedarė. Ten Mockus yra susijęs su konservatoriais, kažkada ir Gabrieliukas turėjo būti liudytoju, ten ar kokio ar specialiojo, ten jie atplovė, atmazgojo, reiškia, eliminavo, man atrodo, ir Adomėnas, kažkaip tai ten gražiai, ir Kasčiūnas tas pats ten kažkaip buvo susijęs. Jos visus ten gražiai atplovė, reiškia, ir vyksta labai daug purvinų dalykų, ir čia čekiukai yra labai, labai patogus, reiškia, kurie formuoja būsimą prezidentą, kaip sakoma, Švento Jurgio ant balto arklio, kuris kovoja čia su korupcija. Eilinių piliečių būnant, tegul ir Andriu Tapinu būnant, ne taip paprasta, paimktų, gauk tokią delikačią informaciją. Taigi privatų gyvenimą saugo konstitucija, tu negali. Tik FNTT ir mokesčių inspekcija gali ten knystis. Reiškia, visa kita yra informacijos rinkimas, čia netgi yra baudžiamosios veikos požymių, reiškia. Klausimas, kada jis ten Ukrainoje paskutinį kartą buvo ar buvo. Jau jisai žino, kad ten Ruginienės vyrą supakavo ant sienos. Kokios zylutės atskrido pas jį, reiškia? Kur atskrido? Ant peties atskrido, ar ant balkono ten to atramos tvorelės atskrido, ar vienas paukštelis, ar du, kaip ten pačiulbėjo, kaip ten datą pasakė, važiuok į tą ten. Reiškia, šiaip tai ten yra išgalvotas kriminalas, administracinę baudą, vežė padėvėtą spaustuvę ir kažkokį ten kaip pridėjo laminatą. Čia tas pats, kad aš, sakykime, pardavinėčiau dėvėtą motociklą ir pridėčiau dar komplektą žieminių padangų. Ateina kažkoks dindukas korumpuotas muitininkas, sako, čia atskira prekė. Motociklas savo, 2 padangos motociklo žieminės, o ne vasarinės yra savo, įprūdijų tau protokolą, baudą konfiskuoju. Taigi ten tie chocholai iš to gyvena. Где хохол прошел, еврею нечего делать. Reiškia, ten, kur ukrainietis praėjo, žydų judėjų nėra kas daryti. Reiškia, čia bando pūsti kriminalą. Taip, bet iš kitos pusės, žiūrėk, yra kelios patarlės. Visos bėdos pasaulyje nuo informacijos trūkumo, viena. Antra, kas valdo informaciją, valdo pasaulį. Ir trečia, kai reikia man kažką sukompromituoti, informacijos turėtojas nuleidžia tam, kas yra suinteresuotas, aptarnaujantis to klano, kuris priešinasi bet kam. Ir viskas. Tai čia turėtų, reiškia, pati prokuratūra, Tapiną turėtų už kirkos paimti, už kelnių, reiškia. Ir saugumas ir išsiaiškinti, kas čia, iš kur čia, kas čia duoda. Čia yra intervencija į kai sakoma, į valdyseną. Nesvarbu, kad ten teisingai iškelia, reiškia, bet ne jo čia misija yra. Ir aš netgi joks sveiko proto žmogus nepatikės, kad jis tam pats, reiškia, viską gauna. Dabar, aš labai grubią analogiją, tegul, kai sakoma, ant manęs nesupyksta Mindaugas Sinkevičius, kuris čia, kai sakoma, Kaune kaimynas mūsų yra. Ir aš kaip sociologas esu jiem talkinęs. Aš paimsiu labai grubią analogiją. Įsivaizduokim, kad, reiškia, yra išžaginimo, grupinio išžaginimo byla. Jai duota eiga, herojai, auka žinoma, dalyviai žinomi, reiškia. Ir dabar vieną čiumpa ir pagreitintai nuteisė
kitą hebrantą ten 2-3 metam užšaldo. Nors jie ten tarsi toj pačioj situacijai, tam pačiam epizode, toj pačioj eilutėje stovėjo, reiškia. Ir dar neaišku, kuris ten pirmas. Nu, kas patikės, kad čia taip vat natūraliai buvo? Tai aš nežinau, ten reikėtų jiem ten su vilko bilietu ten toj prokuratūroje juos išleisti. Kaip šitaip galim? Dabar aukščiausias teismas išteisino Sinkevičių ir reiškia tada kaip ir, gal šiaip žaginimo nebuvo, reiškia, ten, nežinau, pachabno anekdotą kažkas pasakė, kažkur etiką pažeidė, bet kriminalo nėra, tada po 3 metų tą kitą dalyvį, reiškia, staiga specliudytojas ir jau dabar eisim prašyti, reiškia, leidimo panaikinti neliečiamybę. Kas čia per pornografiją? Koks tau sveiko proto žmogus, kurį pasikai sakoma, benžyrinio dydžio smegenis yra. Kas patikės? Kas patikės? Reiškia, vadinas, teisėsauga Lietuvoje yra totaliai sukurvinta. Jinai dirba zakazus vykdo, užsakymų latentinių, kvazikriminalinių, kažkokių oligarchinių zakazų stalas yra. Tegu išsklaido man abejonės. Sakytų, tėvai, tu per daug įsijauti, per daug čia, tegu man kloja stalo įrodymus, tegu daro kas nors seminarą, teismų ten kokią administraciją, prokuratūrą, saugumas, tegul ramina mumis piliečius. Mes, kai sakoma, kraujospūdis 15 punktų sumažės, reiškia. Ir dabar jie čia sušukavo Žemaitaitį. Griuk negyvas, blembaškai. Ten su jokiais vėliniais šepečiais ten nesušukuosi. Paim ten 10-12 metų atgal visas tas sisteminės partijas, tą pačią tvarkos teisingumo darbo, socdemų, reiškia konservatorių. Mes neturėjom normalios partijos. Neturėjom. Bet toj visoj kakafonijoje moralinio nuopolio ir valstybės griovimo, valstybės ateities griuvimo, korupcijos, reiškia, demokratijos imitavimo, reiškia. Pats, kai sakoma, žiedelio centras, žinai, būna Ramunė, yra balti lapeliai ir yra tas centras. Tas blogio centras tai yra konservatoriai ir liberalai. Štai ką mes. Žiūrėk, taip, bet dabar, pavyzdžiui, didysis moralistas, buvęs komisaras, buvęs vidaus reikalų ministras, buvęs ministras pirmininkas. Dabar toksai yra moralės veidrodis. Nedirbsiu susikompromitavusią, reiškia, partiją, kuri galimai yra prorusiška. Čia supras Žemaitaitis. Reiškia, kurio ten siūlė ministrą tą Koverą, kuris, reiškia, buvo kaltinamas nužudė savo sugyventinę. Toliau Žemaitaičio ministras, kuris tiko labai Nausėdai, buvęs 2 kartus, tarp kitko, specialusis liudininkas, kai buvo administracijos direktorius dėl Lazdynų baseino, kur FNTT eidama Gedimino šitą Konstitucijos prospektų užėjo kavos ir išsinešė dokumentų. Taip pat Poderskis tas pats pirkogi plaučių ventiliavimo aparatus už 600 000, kurie neatėjo iki savivaldybės. Ministrų jis gali būti. Tiesa, dabar nuskrido į Prancūzų Gvianą pasižiūrėti, kaip paleidžiamas naujas meteorologinis palydovas. Ar zondas, ar palydovas. Nieko čia nėra blogo tame. Yra tarptautiniai ryšiai, yra komunikacija. Ne. Aš tau kalbu apie pačius moralinius pagrindus to pačio Sauliaus Skvernelio. Reiškia, jo ministras ekonomikos ir inovacijų Lukas Savickas taip pat buvęs specialiuoju liudininku, man atrodo, ar tik ne kartu su Sauliumi, ar tik Saulius buvo liudininkas, reiškia, tų visų COVID priemonių pirkimo bylose, kai dar buvo jisai patarėjas Skvernelio kaip ministro pirmininko. Va čia, kas buvo, viskas gerai. Kažkoks teikėjas, gražią bajorišką pavardę, užmiršau aš, reiškia. Dievai nematė. Jo, bet Sabutis blogai, Ruginienė blogai, Anie blogai, bet visiems yra gerai. Kas ten buvo, tai to neprisiminkim. Tai tas toksai moralinis autoritetas ir teisinguolio skraistė,
Čia 3 dienas aiškino, kad jeigu bus Paluckas, išeisim iš koalicijos, Palucką nuėmė, dabar buvo pretenzijos Žemaitaičiui, kad mums bus sunku dirbti. Staiga antradienį eina pas Sinkevičio ant kilimėlio nusilenkęs ir sako, viskas gerai, mes norime dirbti. Tai svarbiausia yra ne moralė, o postai. Seimo pirmininkas, 2 ministrai, komitetų pirmininkai, Jeglinskas, kuris yra, reiškia, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, kuris irgi daugiau mažiau kontroliuoja krašto apsaugos ministeriją ir milijardus einančius tenai. Supranti? Tai Skvernelis vaizduoja katiną ant bedugnės krašto. Aš negalvojau, kad jis toks narciziškas ir isteroidiškas, kažkaip jis man daugiau pasitikėjimo kėlė. Tai dabar jisai, reiškia, įkaitino situaciją, įkaitino, karžydė. Manau, kad jam nutekėjo, aš taip spėjau, kad ten į tą kažkokią kontorėlę UABą ateis kartu daryti ir už baltų rankelių išves į tardymo izoliatorių. Nutekėjo informacija ir tada jisai tribūną su Palucku niekaip, niekada, jokiom aplinkybėm. Jis čia gauna tokių herojaus taškų. Koks moraliai principingas, koks ryžtingas. Dabar, reiškia, jisai pakaitina situaciją, pakaitina įtampą šiandien, niekaip per mūsų lavoną, niekada, reiškia, paskui atskėstals rankom, bet matot, mes dantis sukandę, reiškia, vardantos Lietuvos, reiškia, ką padarysi, bet jisai, prisirinko tų tokių, sakykime, karžygio, tokio politinio karžygio, politinio principialo, dorovingojo, tokių taškų, reiškia. Dabar, ką padarysi, aplinkybės privertė, statistika privertė, bet kita vertus yra, reiškia, aš manau, kada Nausėda, nesu aš didelis Žemaitaičio gerbėjas, įdomus žmogelis yra, vertas, taip pat ir sociologinių tyrimų, reiškia, asmeniškai mes su juom pažįstami, padarė labai gražiai rinkiminę kampaniją. Čia viena gražiausių, spūdingiausių rinkiminių kampanijų per 35 metus, reiškia. Vienas praktiškai. Tai tu vienas gali skudučių pagroti, dar gali ten to saksofonu pagroti iki šlapimo nelaikymo, reiškia. Bet kaip vienam žmogui, vienam pabūti žmogum orkestru. Kaip mes galėtumėm ten už kažką, sakykime, kritikuoti, nemylėti Žemaitaitį, bet čia yra, kaip ten sako, genijus beveik. Talentas čia beveik per silpnas žodis. Aišku, kad jisai viską prakakojo akimirksniu, viską jisai nuleido į unitazą. Dabar jisai, reiškia, yra, pažiūrėkit, kaip išneka, kokia jo kalbos maniera pasidarė. Kaip jaunimo instruktorius, suprantat? Visi dėjo bajeriukai, jis toks buvo savas bičas, tokia mačistinis, tokia grubesnė kalba, hipervaizdinga. Dabar šneka kaip banko departamento pavaduotojas, suprantat? Ateina, reiškia, prie tų baltiniukų, tik tai dar kaip babačka, lietuviškai. Peteliškė, supranti? Reiškia, pažiūrėk, kalbos maniera pasikeitė, tokia, reiškia, vos ne kaip diktoriaus, nebėra tų visų tokių bajeriukų. Mes dirbam Lietuvai, reiškia. O tada, kai jisai balsavo prieš šitą Vasiliausko komisiją, tai tada jisai žinojo jau tada auksinio balso vertę. Yra tokia politikoje toks dalykas kaip auksinis balsas. Tu reikiamų laikų ir atsiduri reikiamoj vietoje, kaip sako, ten šapelis sulaužo nugarkaulį pranugariui, tai kartais tas vienas balsas, jis pasidaro auksinis ir jis kaip senai politikoje apsitrinęs, jisai žino, reiškia. Bet ne Žemaitaitis yra blogis Lietuvos, bet čia problema yra ta, kad dabar yra neduodama formuoti politiniai sistemai. Pozityvą vieną įmesiu. Čia tu sakai genijus, o tu prisimeni tą tokią. Žemaitaitis, taigi, ateina genijai ir vėl išeina. Atėjo Leninas visiems laikams. Remyga trumpam. Bet gaila, man tai Remygos labai gaila. Dėl to, gaila. Aš manau, kad jo karjera
jo karjera, jo politinės perspektyvos yra, nu, daug dievė, kad apsirikčiau. Man jisai patiko širdies kampelė, reiškia, prišnekėjęs ten ant savo galvos tų nesąmonių, bet širdies kampelė, vat, jisai kažkuom to savo tokiu mačizmu, netašytumu, mokėjimu rasti kelią į tokios politiką nusivylusios liaudės širdis, prisibelsti iki jų, nusivesti jos paskui save. Reiškia, čia buvo tokia, amerikinė politika, kai ten iš tikrųjų eina tie senatoriai, kongresmenai, ten lipa ant bačkos, broliaujas, bičiuliuojas ten su rinkėjais, tokia, tikra tokia netašyta laukinė, ten laukinių vakarų 19 amžiaus ta demokratija, tai sakykime, toj visoje tokiai sukaustytoj, nulaižytoj, kokios mūsų yra iškastruotos rinkiminės kampanijos. Ir Seimo, ir savivaldos, ir to. Nieko negalima, ten pajudėti negali, padaryti nieko negali. Viskas yra užbetonuota. Duos tau ten tas valandas, ten ateina akmeniniais veidais, ten kažką ten iškalba. Normalūs žmonės nežiūri, reiškia. Ten paprastai žiūri senjorai, pensininkai, kurie yra ten pradinėje Alzheimerio arba išsėtinės sklerozės fazėje, arba kur socialinių kontaktų neturi, su iPhone'ais nemoka su kompiuteriu, tai va, jie tada ten užgula, reiškia. Ten žiūrimumas labai, labai prastas yra. Ir visos tas rinkiminės kampanijos, jos yra iškastruotos, jos yra tokios nuobodžios, atgraso žmonės nuo politikos, nuo dalyvavimo, nuo pilietinio dalyvavimo politikoje ir taip toliau. Ir čia yra labai blogai. Ir tada tokie visi apgūčia rūpina savo buitim, nesirūpina viešais reikalais. Labai gerai yra varkės ir maklės tada daryti kažką. Reiškia. Ir dabar... Tai kitas žingsnis turėtų būti, čiagi, reiškia, visą tą betonavimo pagrindą vėlgi padėjo tebūnie dalia Lietuvos dalia. Prie Grybauskaitės visi apribojimai rinkiminių kompanijų buvo, kur nieko nėra. Tai dabar tada Remigijus rado tą nišą, tai reiškia, žiūrėk, nėra dyvų, čia aš hipotetiškai, bet kartais mes pataikom. Jie tada turėtų priimti rinkimų kodekso pataisą, kad pavyzdžiui apriboti kandidato susitikimus su Kalabybiškių gyventojomis Petronėlėmis. Pavyzdžiui, tu atvažiavai vieną kartą, gavai 3 valandas, į daugiau niunių, važiuok į kitą, reiškia, šūdakaimį, ten su Petronėlė šnekėkis. Ir antro rato darytų negali, nes, fenomenas arba užteršis savimi, kai sakoma, taip, precedentas Lietuvos orą. Yra. Ir va tokie marginalai, kuriuos paskui 9 mėnesius anot Jansono reikės šukuoti, arba, kaip tu sakai, šikinti, tai yra problema. 9 mėnesius. Jansono reikia sušukuoti. Taip. Ir 9 mėnesius tu negali daryti maklių, nes tu privalai šukuoti. Dabar grįžkim prie Jansono, reiškia, yra toks, aš turiu meni tą skandalą su to prezidento monologu, apie kur Gentvilą išvadino politinė šiukšlė, kurios rinkėjai laiku nepakėlė. Pas žmogų yra vidinė kalba. Vidinėje kalboje, nežinau, mes galim ten kokį nors, nežinau, didelį viršininką, vyskupą kokį iškeikti, vidinė kalba ir yra vidinė kalba. Toliau yra kamerinė kalba, kai ten kelias moteriškės kirpykloje arba vyrai pirty prie alaus, kameriniai kalboje. Mes jau, tokį visieniau kažkokią savicenzūrą, savikontrolę įleidžiam. Ir yra viešas kalbėjimas. Ir reiškia, normalioje valstybėje, tai aš nežinau, tas Jansonas jau būtų išpirdolintas iš prezidentūros. Nei tu, nei aš nesam Gentvilo vyresniojo gerbėjai, bet tai visien yra signataras, ministras, meras, man atrodo, europarlamentaras. Svarbiausia signataras. Ir šitai pasakyti viešai ant žmogaus, tai čia primena tos laikus, žinai, kada buvo tos politinės patyčios, kada Juršėno sudaužė akinius, ten kažkokius skysčio apipilinėjo, ten paukštelė čiulbėjo, kad ten šlapimas galbūt buvo. Tai va, į Zuoką kiaušinį paleido.
Nu tai va, tai mes grįžtam, kaip ten ta daina buvo, o kaip norėčiau atgalios į jaunystę savo. Tai mes einam į tą pilkųjų berečių, į tą, nu tai nežinau. Aš manau, kad su tokia retorika, va, tai mūdu galim, kas mes tokie esam, freelanceriai beveik, sakykime, ypač tu. Tai mes galim savo laisviau leisti, kas aš, kūrybinis profesorius, kai sakom, manęs nieks nerinko, aš neturiu jokio posto, jokių pinigų neskirstau, reiškia. Tai mes galim laisviau kalbėti, bet kaip prezidento patarėjų išeit, šitai pakišti prezidentą. Jeigu prezidentas iš tikrųjų taip apie Gentvilą sakė, tai čia ir prezidentui apkalta kvepia, reiškia. Būt visiems vienodai teisingas. Ne, tarp kitko, vat, šiuo atveju... O jeigu jis tai nesakė, jisai sakė... Tai dergi prezidentą, iš vis tada. Ne, jisai sakė, jis po to patvirtino, taip, aš sako, neišsižadu savo žodžių. Nausėda pasakė? Taip. Nu, matai, reiškia. Bet tai čia yra pagarba, jisai nesuvertė visko ant Jansono. Nu, vietoj, kad prisipažino pagarba. Nu. Bet reiškia, kad leido į viešumą iškalbėti ir nesankcionavo savo va to pitbuliuko už pavadėlio. Tai čia jau yra labai blogai. Palauk. Prisiminkim tokį dalyką. Kada buvo Monikos Levinski istorija, buvo ten toks epizodas, kai jie ten narstė, ten tas Kenetas Staras, taip toliau. Kažkas atkapstė, kad Clintonas tuo momentu, kada jam grojo Monika Dūdelė, jisai kalbėjo telefonu kažkokius svarbių klausimų su kažkokia labai svarbia politinė persona. Ir tada visą Ameriką atsistoja ant blakstienų, kaip baisu, koks moralinis nuopolis, bet ten paskui teisėjai kažkas ten ekspertai išaiškino, kad, nu, nežinojo. Nu, atsiprašant, aš tupyklai sėdėdamas, galiu su tavim telefonu, atskambinsi man, aš atsiliepsiu. Jeigu tu nežinai, kad aš ten, kai sakoma, intensyviai lengvinos, nu, tai tau ir žalos nėra, nei tu pasižemini, nei aš tave pažeminu. Tai čia tas pats. Kad tu nori pasakyti, kad yra pateisinama groti fleitą Clintono tuo metu tvarkant svariausius pasaulio klausimus, kai respondentas kitam gale nežino apie treniruotę. Apie koncertėlę, apie mini koncertėlę. Mini koncertėlę. Reiškia, jeigu Nausėda pasakė, reiškia, šitaip apie Gentvilą kamerinėje aplinkoje, ten Žmuizinavičiaus paveikslas, kažkoks ovalinis stalas, jeigu jis ten pasakė ir daugiau niekas negirdėjo, nu tai čia nieko blogo. Čia tas pas, kaip aš vidiniai kalboj galiu apie ką nors pasakyti, reiškia. Vidinė kalba yra vidinė, arba kamerinė kalba yra kamerinė. Jis sakė, ir Gorbačiovas ten keikdavosi smarkiai ir labai daug yra kultūringų žmonių, įžymybių, kurie kamerinėje aplinkoje labai brutaliai žaidžiančiai kalba ir taip toliau. Va sako, toks genijus režisierius Tarkovskis buvo. Va toks buvo. Nemėgo genialus režisierius, nemėgo žmonių, visus įžeidinėjo, tyčiojo. Kol tai yra kamerinėje aplinkoje, tai nieko. Tai jis tą pasakė kamerinėje aplinkoje, valio. Bet kokiu dvasiniu ir protiniu nikštuku reikia būti, kad išbėgus, reiškia, patarėjų būnant, ištransliuoti tą į viešą kalbą. Čia tas pats reiškia, kai būdavo, kas ten tie Koržakovai, kur Jelciną ten saugojo. Tai sakė, jis ten apsivėmęs, apsišykęs būdavo, reiškia. Ir, nu ką, tai tada reikėjo nufilmuoti. Arba reikėjo jį ten ant lėktuvo trapo išvesti, nuleisti jam šleikas ir žaliai rusva ten tą sėdinę parodyti. Tai čia yra valstybės išdavimas. Autoritarinėse valstybėse už tai sušaudytų, o normalioje valstybėje daug metų gautų. Tai, mes esam gerovės valstybė, o ne autoritarinė. Jo, taip, kad pas mus neišaudo, neužleikų, neištempia. Palinkėsim, kaip pavardėsim to patarėjo, kur ištransliavo žodžius. Jansonas, su Kauzonu kažkodėl paėmė, Jansonas. Nu tai palinkėkime mes jam gerovės. Šiaip tai jisai yra dvasinis nikštukas. Prie visos nemeilės Gentvilam, ypač jaunesniajam, kur ten, kaip kažkada sakė, kad kamera verkia, reiškia, vis dėlto
oficioziniai politikoje nusiristi kitokios retorikos negalim. O mes našlaičiai galim. Mes nesam rinkti politikai. Mes va čia, kai sakoma, viešus reikalus aptariam, žodžio kišenėje neieškom, pasilinksminam, patys žiūrovus palinksminam. Bet kada tu esi, reiškia, tokiose pozicijose, tu negali įžeidinėti. Negali, nes, pavyzdžiui, dabar netgi teismas. Vieniem galima, Žemaitaitis reiškia, tautosaką pacitavo, gavo konstitucinio teismo bylą, pirmas precedentas už nuomonę Europos Sąjungoje, kai išmestas iš parlamento žmogus yra. Čia išvis yra kosmosas. Jį teis baust. O čia, čia net ir du sudėjus ir prezidentą, ir Jansoną į vieną vietą ant svarstyklių, mes jau tą sakėm, ant kitos vietos, ten, kaip bešnekėtų, ten irgi senio Gentvilo retorika irgi, žinok, taip reikalautų tam tikros cenzūros. Ne, jis raudonų linijų neperženginėja. Iš vieną kartą pasakė, kad yra porą kartų priartėjęs prie jų, atsiprašinėjo. Signataras. Taip, signataras, ministras, Seimo narys, uosto direktorius, europarlamentaras, meras, premjeras trumpai buvęs. Tai nuopelnai ten tam tikri istoriniai jo 100 kart didesni, negu būti 2 kartus išrenktam į aukščiausią postą ir tai balsuojant ne už, o prieš Šimonytę. Apkvailintų rinkėjų šaly išrinktam. Ja. Tai čia nėra vienodai. Teismas teisė serijinį žudiką arba pedofilą vaikų su letaliniam pasekmėm. Ir kada teisėjas kas sako? Teisiamasis. Papasakokit, prašau, teismui dabar ten, Taigi nesako, kad tu dabar čia padla pedofilė, tu kai sakoma. Tuoj čia mes tave į cypę įkišim iki gyvos galvos. Įmėsim dar prieš tai kamerą pas vyrus, kad ten tave pagaidintų, o dabar čia davai, klok teismui, ką tu ten darai, kaip ten tos vaikelius kankinai. Ne? Sako teisiamasis, papasakokit, prašau, teismui. Tai kodėl taip sako? Dėl to, kad tai yra civilizuota retorika. Tai yra procesinės procedūros, taip toliau. Jeigu tu nuo prezidento išeini kalbėti į viešumą, tai tada būk malonus, reiškia, laikytis atitinkamas retorikos standartą. Žinių radio studija nėra teismo posėdžių salė. Nesvarbu, bet reiškia, aš pateiksiu tokį pavyzdį, reiškia, kaip galima labai rafinuotai įgelt. Reiškia, Amerikoje labai nemėgo De Gaulio, dėl to, kad jis išvedė Prancūziją iš NATO, toliau jisai, reiškia, vieną kartą sukrovė dolerius, visus liepė išimti iš Prancūzijos. Dolerius sukrovė į laivą, nuvežė į Ameriką ir pasakė, ką, duokit, tai 74 metais atriško. O ten galėjo būti kokie 68 metai ir pasakė, iki kokie 66 gal. Ir jisai pasikrovė auksą. Jo amerikiečiai pakęs negalėjo. Ir kažkada jisai nuvažiavo vizitų į Ameriką pas Kennedy. O jis jau buvo toks dvimetrinis aristokratas, reiškia, labai parlamentarizmo nemėgo, reiškia, taip toliau, labai Prancūzijos patriotas didžiulis, amerikonų labai nemėgo, nes ten ilgą laiką jo nenorėjo niekur prileisti, prie antro pasaulinio karo reikalų, nes ten Čerčiliui jisai daugiau buvo reikalingas ir ten Čerčilis su Stalinu jį daugiau pastumė, Amerika visą laiką jį iš tokį šūdo gabaliukų laikė. Ir jisai išeina iš kokių 4 valandų susitikimo, supuola, reiškia, visi, kaip jums mūsų prezidentas, žinai, žinant visą tą istoriją, įtampą, šyptelėjo, sako, vaikinas turi gerą kirpėją. Ir čia yra, kaip tam, bleka, vėl, atsiprašau, pavardė užkrito, vėl po. Jansonas, Jansonai, pasimokyk, pasiskaityk De Gaulio biografiją, kai sako, mokytis niekada nevėl. Žmogus mokais visą gyvenimą ir duonas numiršti. Pasiskaityk De Gaulio biografiją ir prieš kalbėdams į viešumą pagalvo, ką tu šneki. Pagalvo, kaip tu politinius oponentus vadini ir taip toliau. Pažiūrėkit dabar tas
atvažiavo tas Kelogas, man atrodo, su Batka, kaip atbėgo, ten čmok, apsikabino, pasibučiavo. Batka kaip brangiausia ten, nežinau, kaip kokį ten, senjorą, kuris ruošiasi palikimą palikti. Jau jį supranti, ten gražu žiūrėti buvo, reiškia, bet tai čia yra civilizuota elgsena. Dar vakarų pas ruskius to nebuvo. Aš žinau, kad ten feldmaršalą kažkokį Pauliusą ten atėjo papulkininkis apklausinėti, reiškia. Bet ten būdavo, jeigu tu paėmė pulkininkai nelaisvė arba generolai nelaisvė, tai būdavo etiketas, kad tu negali kapitonas arba majoras ateiti apklausinėti, paprastai žinodavo, kad turi ateiti to paties rango, tokių pat žvaigždučių generolas. Tai čia, reiškia, yra, dabar paimkim, kalbėjom, Kęstučio kunigaikščius, 2 kart buvo nelaisviai, kaip pas kryžiuočius, 2 kart pabėgo, abu 2 kart jam kalaviją paliko. Kalaviją paliko dėl to, kad jį gerbė, nesvarbu, kad buvo pagoniškas kraštas, bet jis ten kažką, tai nežinau, buvo dovanojęs gyvybę, kažką paleidęs ten tų riterių tarpe, paėjo kalbą, jie į riteriai pradėjo laikyti kilnių riterį. Ir už tai, kai jį paėmė į nelaisvę, reiškia, tai jam paliko kalaviją, reiškia, ir jo neįžeidinėjo. Tai tu įsivaizduok tokį dalyką, reiškia, čia yra krentama žemiau, čia buvo 1300, žemiau 14 amžiaus. Tai yra žemiau 14 amžiaus yra krentama. Su tokia politinė retorika. Nesutinkėsim? Sutinku. Dabar žiūrėk, Gediminai. Taip, prieš pabaigą, ar tu pastebėjai vieną paprastą dalyką? Seniau, dar prieš kokį 2-3 mėnesius, mūdu su tavim kalbėdavom rimtai su pasipiktinimu. Per 3 mėnesius, matydami visą šitą dumblyną, labai tolimą, nuo kvepiančio skaidraus ežero, mes jau pradėjom tyčiotis, nes kitaip jau nebeįmanoma rimtai priimti visas kalbas, visas pozas, visus marškinėlių plėšimus, kad aš neisiu su tuo, tas man pasakė goodbye, tas nepasakė, o atėjus minutei, visi nori, visi sutinka ir visi vardan tos arba valstybei. Supranti, jau čia nebesijuokti negali, nes nebeliko stuburo ir tu tada pradedi net nebesuvokti, o matyti, kad yra tik tai postai, babkės ir galbūt tam tikriem išskirtiniam arba neliečiamiesiems įtaka. Viskas. Mes dabar su tavim visą laiką, kiekvieną savaitę šnekėsim besijuokdami, besidyčiodami. Bet čia psichologinė gynyba, psichika ginasi šitai. Dėl to, kad mums tai pasąmonė ir protelio likučiuose tai skauda matyti, kas vyksta. Skauda, dėl to, kad valstybė yra dusinama, prismauginėjama, problemos kaupės, jos nesprendžiamos yra, gyvenama nuo rinkimų iki rinkimų arba nuo premjero griūties, nuo kabineto griūties iki kabineto griūties, reiškia, ir kur yra valstybės statyba, kur yra šita kūryba, kur yra sutelktas partija. Parlamentas, turi būti kažkokia tai konsolidacija. Dabar, kur mūsų normali partija? Kuri partija normali? Kuri partija? Sako valstiečiai. Bet, pavyzdžiui, ką jie darė? Jie turėjo valdžią, ką jie padarė? Jie nieko nepadarė. Pas jos ministrė buvo ta pati mūsų sukritikuota Petrauskienė. Kažkokia Rokytė Johnson buvo kultūros ministrė, kur buvo kultūros griovėja. Žadėjo, kad, reiškia, ten reikėjo pasiskaityti valstiečių 16 metų rinkiminę programą. Ten patriotiškas, inteligentiškas žmogus, net vyriškos lyties asmeniui, taupė vyrišką ašarytę iš širdies, ten tiek buvo gražus. Ten, nežinau, toks kaip Biblija, tokio storė, ten ta jų programa. Ten yra intelektualinis, kai sakoma, šedevras.
ten kokie patriotiniai naratyvai, kaip miškus ten išsaugosim, kaip kultūrą, kaip paveldą, kaip lietuvių kalbą. Paėmė Greimo centrą, panaikino, Juliaus Greimo, Vilniaus universitete. Ar tu supranti, padėjo tos diakritinius ženklus. Ta prasme, jeigu dabar žiūrim, sakykime... Palauk, aš pasakysiu, tu pasakei. Ne. Žiūrėk, tu sakei Biblija, ne, programa Biblija valstiečių buvo. Ir tai pasižiūrėk, iš Biblijos beliko geltonos spaudos brošiūrėlį prie valstiečių, o toliau visi eina net ne su lozungais ir net be brošiūrėlių. Nes visiems jau niekas niekur neįdomu. Programa labai didelė, tik ten vien tušti pažadai. Ten yra tušti pažadai, ten yra pažadų, nežinau. Gerinsim, stiprinsim. Pažadų sankaupą, kurių 90% nebus net pradėti gyventi. Va čia tragedija. Va čia yra tragedija. Aš skaičiau, aš prisiverčiau. Kankinkit budeliai, smarkiau iškęsiu, nedėjosiu. Kaip aš galėjau vyriausybės programas? Aš jau nežiūriu tą priemonių planą. Jūs jau man atleiskite. Dar tą priemonių planą. Tai aš paskui pas Arną laidose pradėsiu nusišnekėti. Bet aš išprievartauju save, kai sakoma, per skausmą, aš perskaitau visų vyriausybių programas. Ta reikia daryti, reiškia. Tai gražesnės programos nebuvo už valstiečių 16-20 metų kadencijai. Bet jie nieko nedarė arba darė viską atvirkščiai. Tai dabar, kai mes pasižiūrim visos, įsivaizduokim, kad yra partijų į kažkokią didelį partiją ir yra realios partijos. Ir tos partijos realios yra per kažkokį tai atstumą, sakykime, konverguoja idealo link. Tai valstiečiai reiškia, man taip atrodo, yra pati patraukliausia partija. Idėjiškai, sakykime, taip toliau. Personų ten įdomių yra ir buvo. Bet net ir tie ten yra, visiškas pravalas. Visiška veidmainystė, apgavystė. Dabar, pavyzdžiui, Karbauskis užsimanė savo komitetų atskirą. Buvo kultūros komitetas. Pabandė pažaboti spaudą, gavo žuvim per fizionomiją ir tai buvo labiausiai numiręs komitetas. Posėdžių ten nebuvo, ataskaitų nebuvo, labiau numirusio komiteto nebuvo. Tai ko tu, reiškia, tada ėjai, kam tu ėjai, čia iš vis kvailystė, kad jisai nėjo ten, pavyzdžiui, Seimo pirmininkus į premjerus, čia yra į ministrus nėjo, atidavė neaišku kažkam, kas ten dar buvo, ten daugiau tokių keistuolių buvo pas juos, reiškia, ten vienintelis Veryga, supranti, rimtas buvo. Turėjo savo radikalią ideologiją, reiškia, sausas įstatymas, apribojimai, jis daug ką gero padarė, reiškia, ten tose ligoninėse, mokyklose, sveikesnis maistas pasidarė. Sakykime, yra tyrimais įrodyta, kad vartojimo ribojimas, prieinamumo ribojimas mažina. Lietuvos ten tarptautinės tos antialkoholinės statistikos pagerėjo. Aš tam radikaliam nepritariu. Yra alaus kultūra, yra vyno kultūra, konjako, reiškia, galima retkarčiais, ypač savaitgalį, kai sakoma, ten padegustuoti. Bet jisai turėjo ideologiją, vertybę savo, jisai ėjo į politiką, jis tas vertybės deklaravo, daug žmonių labai nuoširdžiai už tą antialkoholinę politiką. Ir jis atėjęs buldozerių prastumė, reiškia, įtvirtino tuos įstatymus ir užkalė taip, kad dabar neišjudino. Jokios laisvės partijos, jokie gentvilai bandė, bet jiem nepavyko. Tai per 35 metus va to tokio funkcionalesnės politinės istorijos ir funkcionalesnės politinės personos už Verygą man nėra. Man nėra. Bet kita vertus, kokia šlykšti buvo ta partija, kokia jinai, ir kodėl dabar ant jos yra daugiau kitą kartą. Paradoksas, daugiau neapykantos galbūt valstiečių partijai, o ne konservatoriai. Tai aš to pasakysiu. Vat yra pedofilas pavarų remontininkas arba fekalo duobių išsiurbėjas ir yra pedofilas vyskupas arba kardinolas. Abudu vienodai kalti, kai sakoma, prieš žmoniją ir prieš Dievą, bet kuris tada šlykščiau atrodo.
Nu visiems galvoja, nu tas siurbės rūtas iš Žygdarbės, nu ką padarys, reiškia. O tas kardinolas, tai va, mes kažkaip viltis dėjom, mes tikėjom, reiškia, tais valstiečiais, o Karbauskiu, reiškia. Bet ir kaip ten buvo? Ir gavome... Оказался наш, kai Stalinas numirė, Kudžava parašė, reiškia. Оказался наш отец, не отец, а сука. Reiškia, tai paaiškėjo, kad mūsų tėvas ne tėvas, o šunpalaikis. Atsiprašau. Taip, ir gavome fekalijų išsiurbėję. Tai, o taip pat ir pabaigai, Gediminai, grįžtam nuo to, ko pradėjom. Žiūrėk, mes iki Biblijos nuėjom partijų programuose. Tai Inga Ruginienė, sakralinė frazė. Ir nieko tu čia nebepridėsi. Vyriausybės programa man tinka ir patinka. O pats ką tik sakei, kad ten yra lozungų rinkinys, kuris net nebus pažadų, kurių 90% net nebus pradėti įgyvendinti. Nu ir ką tai reiškia vyriausybės programa man tinka ir patinka. Institucionalizuotas makaronų kabinimas ant ausų. Kokas ten? Va taip. Bet šitai jaunai simpatiškai premjeriai, man tu leis našlaičiai, aš jai linkiu kaip profsąjungietis, aš jai linkiu sėkmės ir aš špigas kišenėje laikysiu, kad sektųsis. Nu noris jaunų veržlių, nuoširdžių, patriotiškų politikų. Nu noris, reiškia, partijos kažkokios naujos, normalios. Arba noris, kad kažkaip tos, nu kaip ten kažkada buvo. Arafatas buvo teroristas, paskui Nobelio taikos premiją gavo. Nu būna, kad atsiverčia kažkas, tai reiškia. Marija Magdalena irgi buvo prostitutė kelio, tapo šventai. Reiškia, nu viltis durnių motina. Nu mes turėkim vilties, kad arba iš tų sisteminių partijų, kuri nors atsiplaus, atsinaujins, funkcionalizuosis. Arba jeigu mokam rožinį, kalbėkim, kad atsirastų partija, atsirastų normali partija Lietuvoje, politinė, už kurią būtų galima konservatyviai mąstančiam, patriotiškai mąstančiam, kosmopolitizmui, genderizmui, per daug nepritarančiam žmogeliam, kad būtų galima normaliai prabalsuoti. Dabar nėra už ką, mes neturim politinės sistemos. Jis yra kažkokia iškastruota. Tai yra simuliakras kažkoks tai. Pripučiama lėlė. Tai moteris, kuri gimdyti galėtų. Nu, vat, apie tai ir kito pokalbio tema. O kol kas naudokitės arba vadovaukitės profesoriaus Gedimino rekomendacijomis gyventi viltyje. Putų, 305 metus gyvenam viltyje ir gaunam vis tą patį fekalijų išsiurbėję. Iki kito karto, Gediminai. Sudie.